Moteris 45+ patiria ne tik fiziologinius ir fizinius iššūkius, tokius kaip naktinis prakaitavimas, karščio bangos, svorio didėjimas ar pokyčiai mūsų veide. Dėl hormonų pusiausvyros sutrikimo, ypač dėl estrogeno sumažėjimo, moteris dažnai tampa labiau pažeidžiamos streso ir mažiau atsparios kasdieniniams iššūkiams. Stresas, nerimas, kartais net depresija – tai problemos, su kuriomis tikrai mes susiduriame. Ir šios problemos iš tiesų gali sustiprinti tiek fizinius, tiek emocinius šio pereinamojo moters gyvenimo laikotarpio simptomus ir labai pabloginti gyvenimo kokybę. Apie tai šiandieną ir kalbėsimės – apie stresą, nerimą, depresiją ir apie tai, kaip galime sau padėti. Mano pašnekovė, jauna moteris, puikiai specialistė, nuolat tobulėjanti ir iš tiesų dirbanti iš pašaukimo savo darbą, tai yra Monika Matijauskienė. Labą dieną, Monika. Labą dieną, labai malonu. Monika yra sveikatos priežiūros dėstytoja Higienos institute ir specializuojasi kalbėti apie psichikos sveikatos sutrikimus, apie stresą bei jo įveiką. Taigi pradėkime tą tokį įdomų, svarbų ir prasmingą pokalbį. Labai malonu. Galim pradėti. Monika, ko gero, stresą kaip savoką mes labai dažnai naudojame savo kasdienybėje. Stresas darbe, stresas santykiuose, stresas šeimoje. Žodžiu, kad tikrai tai yra dažnas. Ar kaip specialistė gali apibrėžti tada trumpai, kas tai yra stresas? Jeigu taip trumpai apibrėžti, tai yra absoliučiai natūrali organizmo reakcija į kažkokį tai stresorių, kitaip sakant, į problemą, iššūkį ar į kažkokią situaciją. Mūsų organizmas tam yra ir sukurtas iš tikrųjų įveikti tą stresą. Mūsų organizmas gauna tokį signalą, kaip man kyla pavojus ir tada sukaupti visi resursai yra sutelkiami būtent išgyventi ir mūsų organizmas tai gali padaryti. Tik tai tiek, kad stresas šiai dienai yra tiek aktualus ir tiek dažnas reiškinys, su kuriuo mes susiduriam praktiškai kiekvieną dieną. Kas būdavo anksčiau, tai būdavo ten kelis kartus per savaitę susidurdavom, o dabar gali būti, kad ir per dieną ir 30 stresorių galim turėti. Tai ir tai labai išvargina mūsų organizmą, užtat tas stresas šiai dienai toks aktualus ir tampa. Nes ir žmonės jau turi su juo susigyventi, išmokti ir tai turi tapti mūsų gyvenimo dalimi. Ir jeigu žiūrėti statistiškai, pats stresas yra, tai kalbama, kad net 80% darbuotojų nuolat susiduria su stresu ir nerimu, su kurio kovoti jam yra. Darbe, apie darbą, ne? Jo, būtent darbe. Bet jeigu kalbėsim ir laisvalaikiu, tikrai pats gyvenimo tempas yra pakankamai aktyvus ir įtemptas ir iš tikrųjų mes tikrai su tuo stresu neišvengiamai visur susidurėme. Tai galime teigti, kad stresas yra normali organizmo reakcija, Taip. Į kurią organizmas, jeigu teisingai jį nukreipus, gamta apdovanoja susidoroti su streso faktoriu. Tikrai taip. Tikrai mūsų organizmas tam yra sukurtas, visos organų sistemos būtent jo susitelkia padėti mum ir tiesiog išgyventi, ar ne, ten kažkokį tai pokalbį, ar ne, ar kažkokią kitą situaciją. Jeigu taip šiek tiek fiziologiškai apie streso keliamas pokyčius mūsų organizme, ar galėtum truputėlį praplėsti tai, kas vyksta organizme, kai mes sakome, oi, aš stresuoju? Jo, tai mūsų organizme iš tikrųjų vyksta visose organų sistemose ir ne kažkokie tai pakitimai. Tai pirmiausiai aš visada savo ir studentam, ir apskritai žmonėm, kurie dalyvauja mokymuose, dažnai užduodu klausimą, pagalvokit dabar visi kartu, ką jūs tiesiog pagalvojat, kai išgirsta žodį stresas. Tai prastai daug kas sako, kad pradeda trūkti oro, tarsi tokia įtampa ties krūtinė atsiranda, trūksta oro, ar ten norisi atsigerti, sausėja burna, gumulas gerklėje atsiranda ir visa tai yra požymiai, kad jūs patiria tuo metu stresą. Mūsų organizmas kaip ir su to susiduria ir mes jaučiam tos simptomus, kuriuos galim tiesiog ir pastebėti. Kokie yra organizmo reakcijos procesai vykstantis tada, kada mes stresuojame? Jeigu taip paprastai tariant, aš dažnai savo ir studentam tiesiog užduodu tokį klausimą, ką jūs tiesiog jaučiate, kaip aš sakot, žodį stresas.
Tai dažnai daug kas sako, kad patiria ten, tarkim, troškulys atsiranda, džiūsta burna, norisi įkvėpti, nes atrodo trūksta oro ir krūtinėje tokia įtampa atsiranda, gumulas gerklėje. Na, daugelis tų simptomų, su kuriais susidurėm, tai ir yra streso požymiai, kad mes tuo metu ir susidurėm su juo. Taip, tai yra natūrali organizmo reakcija, kuri turi savo pradžią ir turi savo pabaigą. Taip. Ir jeigu dar, tarkim, trumpai pasakius moksliškai, kaip tai atrodo, tai pirmiausiai tai yra kokios fazės yra gal streso. Labai trumpai aš galiu pasakyti, tai yra aliarmo fazė, tai yra kai mes susiduriam su tuo stresoriumi, ar ne, mūsų organizmas gauna signalą, kad aš šiuo metu patiriu stresą, ir tada sekanti fazė yra pasipriešinimo. Mes stengiamės pasipriešinti, ar ne, tam stresui ir stengiamės nurimti, ar ne, kaip ir sakant, atrasti tą stabilumą mūsų organizme. Ir jeigu mes to pasipriešinimo nepavyksta mums įveikti streso ir, kitaip sakant, ilgalaikis stresas, jeigu atsiranda ir žmogus nuolat su juo susiduria ir nuolat kovoja su juo, sekantis etapas yra išsekimas ir žmogus tiesiog visus savo rezervuarus išnaudoja ir tada jau atsiranda problemos. Jo, atsiranda problemos, jis išsenka ir jau tada būna labai didelės ir sveikatos problemos atsiranda ir lėtiniai visokie sutrikimai. Tai, žodžiu, patį stresą sukyla kortizolis, mes išsprendžiam ir nurimo. Mūsų organizmo reakcijos atsistatė, organizmas veikia sklandžiai ir aš dabar norėčiau labiau paliesti galbūt lėtinį stresą, kuris ir yra, kaip tu ir minėjai, pats labiausiai, ko gero, problemų keliantis simptomas, ar ne? Kaip jisai pasireiškia, mes jau apkalbėjom, bet ką su juo daryti, kaip tas situacijas mėginti valdyti, savo padėti. Iš tikrųjų, su lėtiniu stresu labai daug kas susiduria, ypatingai jeigu kalbant darbe, ar ne, ir moteris 45+, jeigu kalbant, tai ji irgi yra dirbanti darbinga moteris, ji irgi taip pat gali su tuo susidurti. Ir tas lėtinis stresas iš tikrųjų labai vargina patį žmogų, ar ne, ir ilgainiui jisai tampa toks apatiškas, ar ne, nebedžiugina tie dalykai, kurie galbūt anksčiau džiugino, jisai praranda motivaciją, na, tarkim, moteris, jinai irgi praranda motivaciją, ar ne, ir tada nebenori nieko daryti, ar ne, ir tarsi tokia užsidaro savyje ir, na, bando kažkaip tai išgyventi. Ir jeigu apie pagalbą savo, tai iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra daug tų metodikų, bet kiekvienai reikia atrasti savąją metodiką, nes tai yra labai individualus dalykas ir vienam gali tikti, o kitam visiškai netikti. Tai vienas iš tokių metodikų tai yra, tarkim, kvėpavimo pratimai gali būti. Pati lengviausia kvėpavimo technika tai yra dėžutės technika, tai yra 4x4. Aš visada sakau, nes visi mes žinom tą daugybos lentelę, visi ar nežinom, 2x2 ar ne, ir paskui 4x4. Tai yra 4 per 4 mes įkvepiam, 4 sulaikom, 4 iškvepiam ir 4 sulaikom kvėpavimą, ar ne? Tai kvėpavimas tas yra toks ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kad kvėpuojam ne su krūtininė dalim, ne su viršutinė dalim, bet su pilvu. Labai gerai aš visada rekomenduoju ir saviškiams ten studentams, kad jie atsigulę tą darytų, nes tai yra lengviausia. Esant galimybei atsigulti, padėti rankas ant pilvo ir kai mes įkvepiam, mes išpučiam pilvą, ar ne? Sulaikom ir tada, kai iškvepiam, tai kiek įmanoma labiau įdumba tas pilvas ir tai yra taisyklingas diafragminis kvėpavimas, ar ne? Ir tą kvėpavimą iš tikrųjų propaguoja didžioji dauguma dainininkų, ar ne? Ir jie būtent ir taisyklingai kvėpuoja. Mes dažnai būna, kad pasilengvintumėm, dažniausiai per plaučius kvėpuoja, paviršinis tas kvėpavimas, jo. Tai va, tai tas toks kvėpavimo pratimas gali būti. O kiek reikėtų kartoti, kaip specialistų, kokios rekomendacijos, aš suprantu, kad tai gali būti individualiai, kartais pagal galimybės ar ne, bet kad nusiramintų, kad tiesiog tas kortizolis sumažėtų. Iš tikrųjų, ir kaip jūs teisingai sakot, kortizolis, bet išsiskiria ir adrenalinas, noradrenalinas, įvairūs tie hormonai, kurie ir tiesiog suaktyvina visą tą veiklą mūsų organizme. O kiek kvėpuoti reikėtų, tai iš tikrųjų nėra tokio
tokios ribos, kvėpuojam tol, kol atsipalaiduojam. Tai va, tai yra viena iš metodikų, kita gali būti 5, 4, 3, 2, 1. Tai yra toks skaičiavimas yra. Tai pirmiausia, jeigu mes ten susinervinom, ar ten vyras kažką tai netai pasakė, ar kolegė, ar ne kažką, taip. Jos susijaudino jūs ir jūs jaučiate įtampą, galit nukreipti tą stresą, ar ne, kad geriau, laisviau jaustumėtės, 5 dalykus pamatyti, 4 dalykus paliesti, 3 dalykus išgirsti, 2 dalykus užuosti ir 1 dalyką paragauti. Bet visą tai daryti pasimėgaujant, ar ne, jeigu ragaujam, tai jaučiame tiesiog, kas tai yra per maistas, galvojame apie tą maistą, na, kad ir braškė, jaučiame tą skonį. Kad net pajausti. Jos, tą jausti. Galima ten užuosti, ten kiti sako, o ką man užuosti, ten galima ir plaukus pauostyti, jie vis tiek turi savotišką kvapą. Ir mes tiesiog nukreipiam tą dėmesį, ar ne, nuo to stresorio, kuris mums, na, ir kelia tą įtampą, ar ne. Tai gali būti tokia technika. Taip pat labai paprasti dalykai, kaip sakant, stebuklas yra paprastuose dalykuose, tai yra, pavyzdžiui, fizinis aktyvumas. Ir pasakysiu labai tokį visai įdomų faktą, kurį visai neseniai sužinojau, kuris tinka prie menopauziniai ar menopauzėje išgyvenančiai moteriai. Tai yra, kad būtent tinka pratimai ne tik tai tiesiog, na, ten kardio kokie pratimai, bet labiausiai tinka pratimai su svarmenimis arba su svoriais. Nes kadangi kaulų tankis kinta ir retėja kaulai tam, kad išvengti osteoporozės, ar ne, tai stengiamasi su svoriais dirbti. Taipogi mityba yra labai svarbi, ar ne, kad prisižiūrėti, nes dažnai būna, kad žmonės jaučia nerimą, stresą vien dėl to, kad netinkamai maitinasi. Nes angliavandeniai, ar ne, įvairūs cukrai mūsų maiste, jie kelia šuolius pačiam organizme ir tada gliukozės šuolius ir kai krenta cukrus, mes jaučiam tokią tarsi įtampą, lygtais viskas tvarkoj, bet jaučiame įtampą, nes mūsų visas organizmas yra išsiderinęs. Tai, žodžiu, ir maistas yra labai svarbus. Ir aš visada ir žmonėms sakau, nepamirškite ir labai paprasto būdų, išeikit pasivaikščioti. Aš apie tos paprasčiausius, elementariausius. Tai atrodo labai paprasta, bet visada, na, labai gerai yra ir priminti žmonėms šitos dalykus. Jeigu, na, tingisi vaikščioti, tai aš sakau, visada įsigykit kokį augintinį, pavyzdžiui, šunį. Ar ne, nes yra statistiškai netgi ir pastebėta, kad 2 kartus dažniau žmonės vaikšto į lauką, nes vis dėlto reikia ir vedžioti šunis, būtent tie, kurie turi augintinį namuose. O Monika, iš tavo praktikos pastebėjimų, ko žmogui trūksta pakeisti savo gyvenimo būdą? Nes, ką tu dabar pasakei, tai yra labai paprasti dalykai, paprastai gyvendinami, bet jie reikalauja ryžto ir nuoseklumo. Ir kaip čia yra, kad žmonės sunkiausiai tos dalykus priima į savo gyvenimą ir pasiryžta juos tęstinai daryti? Na, tai yra labai paprasta, nes tai yra sudėtinga kažką pakeisti, o gyventi įprastu ritmu yra labai patogu. Ir vėlgi, kiekvienas žmogus prie to patogumo greitai pripranta, o kai reikia keisti, tai vėlgi mums reikia prie to priprasti ir sako, kad ten 21 diena, bet aš galbūt netgi ir galėčiau paneigti šitą dalyką, nes reikia tai ir mėnesio kartais, ir 2, ir 3 mėnesių tam, kad mes tą įprotį į savo gyvenimą įtrauktumėm. Nes gyventi tuo pačiu ritmu yra labai paprasta, o pakeisti kažką yra sudėtinga. Ko gero, mano, tarkim, draugystė su sportu užtruko netgi metus, kol aš tą nuosekliai dariau, nuosekliai dėjau pastangas, ieškojau kasdieninės motyvacijos ir tik tai po metų aš pajutau vertę savo, geresnę savijautą, daugiau energijos, ta prasme, tai ta vertė, kuri jau pati savaime tapo motyvacija, bet man neužteko nei mėnesio, nei 3, tai ko gero tai yra labai individualu. Taip, teisingai. Tai mes kaip ir apkalbėjom, kaip su stresu dorotis, gal dar galėtum kažkiek tai praplėsti apie kitus dalykus, kurie gali mums padėti įveikti stresą, tarkim, būreliai kažkokie, tai palaikančios grupės bendraminčių, kokios būtų specialisto įžvalgos?
Dažnai būna klausia žmonės, tai ką man reikia veikti, kaip man įprasminti save, ar ne? Tai aš visada kviečiu visus pabandyti savanoriauti, galbūt prisiminti tai, kas jums patikdavo vaikystėje, ar ne, galbūt ten mėgdavo dainuoti, šokti, ar ne, galbūt gyvūnus labai mylit, bet jų negalite auginti namuose. Tai yra šiai dienai tų veiklų, kur galima tikrai save realizuoti, jeigu ir ten gal atrasit ir savo streso malšinimo būdą, nes būna dažnai, kad pavyzdžiui aš ir pati, dažnai aš nuo vaikystės mėgstu dainuoti, šokti, tai man yra irgi vienas iš streso įveikos būdų, tai yra atsipalaiduoti, net ir mašinoje važiuojant dainuoti, tai yra labai paprasta, bet man tai padeda. Tai aš manau, kad šitą galima ir dar galima, vis tiek socialinės erdvės šiai dienai labai aktualios yra ir jeigu moteris ten turi kokių lėtinių ligų ar ne kažkokių interesų, ar kad ir menopauzę išgyvena, tai jinai gali susirasti socialiniuose tinkluose grupę ir susirasti draugų būtent iš tos grupės, nes jie išgyvena lygiai tą patį, ką ir jūs tuo metu išgyvenate. Taip, ir ta bendrystė palaikymą duoda, ar ne? Tokia stiprią galią, kur tu supranti, kad tu ne vienas esi. Taip, tikrai, taip. Ar galime šiek tiek pakalbėti apie moters 45, vat būtent tos moters, kuri išgyvena premenopauzę, menopauzę, streso šaltinius, nes jų yra ne vienas ir šiek tiek aš gal norėčiau išskirti. Ar ne, tarkim, tokie kaip fiziniai, vat karščio bangos, naktinis prakaitavimas, miego sutrikimai, sąnarių skausmai atsiranda. Taip. Jeigu apie tą temą, kokios būtų psichologo įžvalgos apie tą, kaip jį kontroliuoti, ką daryti su tuo? Būtent su fizinėmis, taip, su fiziniais, taip. Su fiziniais, tai iš tikrųjų šiai dienai yra, kad moteris, jeigu fiziškai aktyvi yra pakankamai, dažnai ir tos simptomus mažiau išgyvena, ar ne, taip pat yra ir pakaitinė hormonų terapija, jeigu nėra kontraindikacijų, galima ir tai taikyti ir taip pasilengvinti savo gyvenimą, ar ne, būna, kad kitos moteris, kiek man tenka bendrauti, tai būna ir su atviru langu miega, ar ne, ar ten naktinius sudrėkina ar ne ir eina miegoti, tiesiog bando prisitaikyti. Ir tarp kitko, ką teko irgi girdėti, tai būtent moteris, kuri išgyvena premenopauzę ar menopauzę, ji turi kaip tik daugiau valandų ir miegoti, nes tas miegas nėra kokybiškas, tai mažiausiai 9 valandas turėtų miegoti ir, kaip sakant, anksčiau nueiti gulti. Ir tada jausis tikrai geriau. Bet ko gero, kad išgauti miego kokybę irgi kartais reikia pasistengti, nes čia atsiranda problema užmėgti naktį, prabundi ne vieną kartą ar ne, kartais prabundi dėl to, kad prakaituoji, kartais tiesiog dėl minčių srauto ir su tuo visu irgi reikia tvarkytis, nes tai vėlgi mes grįžtame į tą patį stresą, kas mums ypatingai, jeigu tai yra lėtiniai dalykai, pasikartojantis dalykai, tai jie labai išvargina mus. Taip, tikrai taip išvargina ir tada mes ieškom būdų, kaip palengvinti savo gyvenimą, ar nes tą streso šaltinį galbūt reikėtų kažkaip kaip jo atsiriboti, nuo to streso šaltinio reikėtų kaip jį įveikti, ar ne. Ieškoti būdų, įsivardinti. Būtent kodėl mes jaučiam tą stresą. Ar tai yra darbe kažkokios bėdos, ar namuose, nes būna, kad dažnai ir psichoterapeutai sako, kad labai svarbu yra palaikyti balansą. Ir mes turim su džiaugsmu eiti į darbą ir grįžti į namus su džiaugsmu. Jeigu bent vienoj pusėje yra kažkoks tai pokytis ar ne, nestabilumas, ilgainiui mes vis tiek turėsim kažką tai keisti ir kažką tai daryti. Skamba taip gražiai ir su tokia, džiugesio gaida, rasti tą balansą. Bet kaip jį rasti tam kasdieniniam gyvenimą? Kad ir darbas teiktų pasitenkinimą, ir namai teiktų pasitenkinimą, ir skubėtum ar ne, ir namus. Ar tai yra paprasta ir kiek tu susiduri tai kasdienybėje bendraudamas su klientais? Kad tai yra paprasta, tai būtų labai lengva, ar ne, pasakyti būtų, kad tai yra paprasta, nes tada mes visi tą viduriuką ir pasiektumėm ir štat jo visi taip nori ir siekiam ir bandom jo pasiekti, bet tai yra sudėtinga pasiekti. Aš pati daug iš tikrųjų savo gyvenime to balanso ieškau, nes turiu ir mažą vaiką, ar ne. Tai kiti iššūkiai, ar ne? Jo, yra kiti iššūkiai, bet, kaip sakant, tu turi balansuoti ir kad šeima nenukentėtų ir darbas nenukentėtų ir teiktų džiugesi. Tai, atvirai pasakysiu, tikrai yra iššūkis ir tikrai labai daug pareikalauja mano energijos ir manau, kad bet kuriai moteriai tikrai tenka tai patirti. O ar susiduri savo darbe su tokiu reiškiniu, kad ta moteris 45+,
jinai pradeda abejoti savo darbo prasme, kad jai tai tarsi nebeteikia malonumo, kad kažko jai trūksta, jinai neturi savirealizacijos. Ar susiduri ir ką patari tai moteriai? Tikrai dažnai, nes pas mus būna ir kreipiasi moteris, dar kitoje įstaigoje, ne tik higienos institute aš dirbu, bet ir asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje. Tai tikrai kreipiasi daug moterų, ypatingai moteris, kurios išgyvena onkologinės ligas, jeigu taip kalbant apie onkologiją, tai jos tada jau ir ieško ir gyvenimo prasmės, ir kodėl būtent tai jai atsitiko, o ne kitai moteriai, ar ne. Ir patarimas yra toks, kad moteris svarbiausiai pradėtų viską tvarkytis nuo savo galvos. Tai man tokia ir viena, nuo savo vidaus, nuo dvasinio pasaulio, nes viena tokia moteris, kuri sirgo onkologinė liga, kaip tik ji ir buvo panašaus amžiaus kaip šitos laidos ar ne formatas yra. Ir jinai sakė, kad pirmiausiai sužinojus apie tą ligą, ar ne, jinai kreipėsi į psichologą, į psichoterapeutą, šiai dienai jie labai ar ne yra populiarūs ir ji viską tvarkėsi, būtent pradėjo nuo savo vidinio pasaulio tvarkytis ir tada jis sako, ir pati liga nebeatrodo tokia baisi. Taip, ir turi instrumentų. Ir dar prieš mūsų pokalbį tu pasidalinai įdomią statistiką, kad būtent, kada susiduria su liga, su vėžiniu, ar ne, tai tu gal ir pratęsk mano mintį, ar ne? Nes... Jo, tai su onkologinė liga, būtent ta pati pagal tyrimus. Būtent ta pati mūsų klientė, ji pasidalino tokia kaip ir statistika, kurią jai pasakė būtent gydytojas, onkologas, tai jis ir rekomendavo jai, kad būtent reikėtų pirmiausiai pradėti nuo savo psichologinės būsenos, nes visa tai priklauso ir būtent nuo tos ligos eigos, ar ne, aišku, jeigu tai yra išplitusi liga, be abejonės mes to pakeisti nelabai galim, bet galim pagerinti savo gyvenimo kokybę iki pat galo, ar ne. Bet šiaip, sakė, nuo pačios onkologijos mirštama tik 20%, visa likusioji dalis save išsekina, nes negeba susidoroti su stresu, ar ne, ir nuolat galvoja, nesusitaiko su ta liga, kovoja, pradeda badauti, sekinti save ir tada mūsų organizmas be abejonės jis irgi nusilpsta ir įveikia mūsų tą ligą. Taip, tai atsakymas vienas, pradėkime nuo galvos, kaip tu sakei, ar ne, nuo minčių, nuo savo pozityvumo ir taip, ir ko gero, čia, žinai, toksai palyginimas man iš karto surezonavo klausant tavęs, kad ko gero visose gyvenimo situacijose galim rinktis, per kurį langą žiūrėti, ar ne? Na, tarkim, jeigu yra namas, vienas langas gali būti judria gatvė, kitas gali būti į kaimyną, ar ne, ir žiūrėti, ką jisai veikia, ten kontroliuoti, ir trečias gali būti į sodą, kuris ten pilnas gėlių žydintis ir ten paukštelių, ar ne, tai šitoj situacijoj irgi labai svarbu pastatyti save prie tinkamo lango. Taip galima meniškai pasakyti, ar ne? Taip, nes mes kartais negalim pakeisti tos situacijos, bet galim pakeisti požiūrį į tai ir galim tiesiog savo padėti būtent pakeičiant, nes mes kai ko negalim pakeisti, bet požiūrį tai tikrai galim pakeisti. Dar vienas aspektas, su kuriuo susiduria menopauzės moteris ir kuris tikrai labai išvargina ir aš manyčiau, kad paliečia daugelį. Tai būtent mūsų išoriniai pokyčiai, tai yra kūno pokyčiai, svorio didėjimas, pastebime, kad veido oda nebetenkina, raukšlės atsiranda, veido oda pradeda glėbti, atsiranda pigmentinės dėmės ir, žinot, tada gaunasi taip, kad tu jau ir labai tą veidrodį kažkaip tai nebenori žiūrėti. Kokie būtų psichologo patarimai, kaip priimti save, kaip teisingai elgtis, bet su šituo savo išgyvenimu, va tokiu. Jo, ir iš tikrųjų labai daug moterų su tuo susiduria ir man tenka matyti ir jos labai išgyvena, tai kartais net būna taip negražiai pasako, kad pradeda nekęsti savęs tos išvaizdos, kuri keičiasi, nes jį pratusi prie savo skaičios, gražios odos, ar ne, ten jaunos, ar ne? Jo, gražių kūno formų, dailių, bet keičiantis hormonam, ar ne, ten mažėjant estrogenam, progesteronui, ar ne, ir tas kūno svoris gali augti, nes ir medžiagų apykaita mūsų lėtėja. Tai aš turėjau irgi vieną tokią kolegę, kuri tikrai kentėjo būtent nuo šito, jai prasidėjus menopauzei labai pasikeitė kūno formos ir
ir jinai iš tikrųjų išgyveno depresiją ir pasakysiu atvirai, jinai kol nesusitvarkė su savo vidumi, jinai teko lankytis ir tokiuose įstaigose, kur nelabai mes mėgstam ar nelankytis, ir psichiatriniai teko apsilankyti, buvo taikomas ir gydymas, tai buvo kraštutinis, kuomet jinai negalėjo to pripažinti ir jai sunkiai tas sekėsi ir kai ji pripažino, šiai dienai jinai labai gerai gyvena ir džiaugiasi savo kūnu ir savo gyvenimu tikrai. Ir jai dar kas padėjo, tai padėjo pakeisti aplinką, jinai išvyko į užsienį, truputėlį ten pabuvo, grįžo čia ir tikrai atsigavo. Naujai įkvėpta. Jo, naujai įkvėpta ir šiai dienai jinai tikrai nuostabi moteris yra. Tai specialisto patarimas būtų irgi tiesiog mėginti savyje rasti grožį, ar kaip įvardintum? Taip, į save pradėti žiūrėti iš kitos pusės, nes kiekvienas, aš sakau, ir moters etapas yra gražus, ar ne, ir ten paauglė, ar ne, graži vienaip, ar ne, ten moteris paskui eina link brandos, ar ne, vėl kitaip atrodo, ir paskui brandi moteris, ar ne, vėl kitaip atrodo. Kiekvienas tas etapas yra gražus, tai yra svarbiausia į save nepamiršti, savęs mylėti ir atrasti tą meilę savo, nes jeigu mes savęs nemylėsim, tai nemylėsim ir kitų. Mes negalėsim to suteikti. Tai tiesiog visiems patarčiau, visom moterim patarčiau, kad reikėtų keisti tiesiog tą požiūrį į visą tai. Tiesiog pamilti save iš naujo. Gerai, o ką reiškia pamilti save iš naujo? Specialisto nuomonė? Tai tiesiog susigyventi ir galvoti, kad tai yra tik tai mano toks gyvenimo etapas, be kurio tikriausiai pati moteris ir neegzistuotų, ar ne, ir netobulėtų ir panašiai. Ir tiesiog galbūt reikėtų atrasti naujas veiklas. Gal kažkokias tai savirealizacijos, ar ne, galbūt kažkokiu turit slaptų norų, svajonių, kurių niekada neišpildėt. Nukreipti tas tiesioginės, ar ne? Taip. Ne, tiesiog galbūt nesiapsiriboti tik tai grožiu, ar ne, bet žiūrėti ir savo vidinį pasaulį, ar ne, kodėl aš taip galvoju, kodėl aš savo negraži, nes dažnai būna, kad žmogus, ar ne, moteris ypatingai, mes emocionalios tokios esam ir tas pokytis mus labai pakeičia, tai gal reikėtų tiesiog, bandyti tą vidinį pasaulį savo atrasti, per įvairiausias veiklas įprasminti save, gal atrasti kažkokių tai naujų savirealizacijos būdų. Taip, ir tikriausiai čia tas toksai pasakymas, kad amžius ne tik tai atima, ar ne, bet jisai labai daug gali duoti, jeigu teisingai atsistoji į tą poziciją ir vėlgi pasirenki tą langą. Man kažkaip tas langas labai užsifiksavo, meniškai. Taip. Pakalbėkime apie nerimą. Kiek jisai būdingas prie menopauzės moteriai? Aš manau, kaip ir visom moterim, iš tikrųjų su nerimu tenka susidurti visom. O prie menopauzės laikotarpiu ypatingai. Kodėl? Todėl, kad keičiasi visas mūsų organizmas, ar ne, ir kaip ir kalbėjom apie streso šaltinius, kad ir fiziniai, ir psichologiniai, ar ne, stresoriai atsiranda, ir išvaizdos pokyčiai, tai be abejonės kelia nerimą, nes viskas keičiasi. Moteris, jinai tarsi gimsta iš naujo ir jinai dabar jau yra kitokia, kitom akim save mato, ar ne, jinai yra brandesnė, jinai vėlgi ir gudresnė, protingesnė, ar ne, visai kitokia. Tai iš tikrųjų su to nerimu, manau, kad labai susiduria ir labai daugelis moterų susiduria su tuo. Ko gero, nerimą aš išskirčiau dviejų tipų. Taip kaip nespecialistas, gal tu mane pataisysi, ar ne, kad tai vienas iš nerimo rūšių, gal taip ar ne, tai būtų nerimas, kada yra kažkokia priežastis, ar ne? Taip. Tai tavo įžvalgos apie tą nerimą gal galėtum praplėsti. Tai jo, tada reikia čia vėlgi individualus dalykas, nes priklausomai kokia yra nerimo priežastis, ar ne, kas tas yra stresorius, ar ne, pagrindinis tas dalykas, tai reikėtų į tai atkreipti dėmesį ir žiūrėti, ar ne, kaip tai galėčiau pagerinti tą situaciją, ar ne, tai ar tai yra su vyru santykiai pasikeitę, nes manau, kad prie menopauzės metu tikrai tie santykiai keičiasi ir pora turi atrasti visai kitokį tą požiūrį, ar ne, į santykius galbūt vienas kitą iš naujo pamilti, ne taip kaip buvo prieš tai, nes jau tuo metu ir patys yra pasikeitę. Tai tai yra labai svarbu, ar ne.
Tai jeigu mes negebam ar ne to nerimo suvaldyti, vat kaip sakot, yra kažkokia priežastis, tai tada reikėtų galbūt prašyti pagalbos. Aš sakau, visada nebijokit prašyti pagalbos. Gal turit artimųjų, kuriais pasitikit, gal turit draugių, kuriomis, esat labai atvira ir su jom daug draugaujat ar ne, ir galit jom pasipasakoti. Gal jos kokį patarimą duos, galbūt jeigu visai neturit kam pasipasakoti, tada galima netgi ir nepažįstamam žmogui, galbūt jis jums patiks, surezonuos tas žmogus ir galbūt tai moteriai pasipasakosit apie savo bėdas ir pamatysit, kaip palengvėja. Jeigu nei tas variantas netinka, tada jau metas kreiptis į specialistus ir šiai dienai nebėra tos stigmos, kad psichoterapeutas tai yra kažkas tai tokio baubo ar kažkas tai blogai. Iš tikrųjų pas psichoterapeutas jisai pagelbėja mum ir padeda visas tas traumas, kurias mes turim, ypatingai pačias skaudžiausias, kurias mes patiriam vaikystėj, viskas yra atkeliama ir stengiamasi pagelbėti tam žmogui. Man atrodo, kad šiandieną, kasdienybėje, kreiptis į psichologą, į psichoterapeutą galbūt jau nebėra tabu, bet ta 45 metų moteris, man atrodo, kad labai dažnai dar pati nori išsispręsti šitos dalykus ir čia irgi yra, ko gero, niša ir sritis, apie ką reikia kalbėti, kad tą pagalbą tu gali gauti ir neužsidaryti. Dar papildysiu, teisingai sakot, 45+, tai yra galbūt įtakota ir buvusio auklėjimo ar ne tėvų, nes būtent sovietmečiu ar ne tas laikotarpis buvo, kuomet buvo stigma ar ne kreiptis į psichoterapeutus, kad sako, kaip ir kvailas esi, kodėl ten reikia kreiptis. Tai šiai dienai aš džiaugiuosi, kad keičiasi tas požiūris, bet moteris 45+, jinai yra vis dėlto dar vis to senesnio auklėjimo ir gal jai yra sunkiau tai priimti. Tai aš visas padrasinčiau, kad nebijotų ir kreiptųsi ir tikrai nėra tie specialistai kažkokie tai baisus, jie visi suinteresuoti jums padėti. O dar, Monika, noriu tau užduoti tokį klausimą apie drauges. Ar visą laiką draugė tokiu atveju yra geriausias pasirinkimas mūsų? Nes kartais draugė mus pažįsta, kartais draugė susijusi emociškai, žino visas mūsų istorijas, peripetės ir galbūt jinai negali atsitraukti ir objektyviai įvertinti tos situacijos. Kokios tavo būtų įžvalgos? Su draugais vėlgi yra tas toks požiūris, ar ne, skirtingas būna, kad tas draugės reikia labai atsirinkti. Nes kartais būna bėgant metam ar ne, arba keičiantis vertybėm, keičiasi ir draugai ir apskritai yra kalbama apie draugus, kad save reikia apsupti tai žmonėmis, kokiais jūs norite būti. Ar ne, tai jeigu mūsų draugė ar net, kurią turime, kad ir daug metų mes su ją draugaujame, tai reikėtų galbūt atsižvelgti, ar tame etape jinai mums padeda augti, ar netobulėti, motyvuoja mus, ar ji kaip tik atvirkščiai mus smugdo ir tiesiog stabdo kažką tai veikti. Tai aš tada sakau, gal gražioj formai reikėtų palengva mažinti kontaktą su to žmogum ir matyti, jeigu tas žmogus ir nenori bendrauti, gal ir nereikia per prievarto to daryti. Na gerai, Monika, tarkim, yra mano nerimas su priežastimi, ar ne? Išvyko vaikas į mokslus studijuoti ir aš nerimauju, kaip jam sekasi, kaip jam ten viskas klostosi, ar pavalgęs, ar išsimiega. Kaip su tokiu nerimu patartų specialistas tvarkytis? Tai natūralu yra nerimauti, ar ne, vis tiek kažkas keitėsi, to vaiko neliko namuose, ar ne, nesipratę buvom, kad vis tiek jis yra. Tai stengtis nukreipti savo mintis, galbūt kažkokią veiklą užsiimti, tiesiog, kad kuo būtų mažiau laiko galvoti tas mintis, ar ne. Taip pat nebijoti ir pasiskambinti tam vaikui, pasiklausti ir tiesiog, nurimsite būtent šitaip, ar ne. Ko gero veiklos, tos, kurios įtraukia, kurios sudomina, jos tikrai yra vienas iš geriausių būdų padėti savo su tuo apibrėžtu nerimu, kuris turi priežastį tvarkytis. O ką daryti su nerimu, kuris tarsi be priežasties, nes man atrodo, kad premenopauzės, menopauzės moteriai tai irgi labai būdinga, kad aš tiesiog nerimauju ir pats nežinau, kodėl nerimauju. Jo, tai natūralu, nes vis tiek, kaip ir kalbėjom, ar ne, estrogenai, progesteronai savo daro, tas kaip ir nerimas, nuovargis gali atsirasti būtent dėl to.
Ir ką reikėtų daryti, ar ne, kad suprastumėm, kad tas nerimas nėra šiaip savo, ar ne. Tai vienas dalykas, ar ne, dėl tos hormoninės dalies galima pasitikrinti pas ginekologą, ar viskas yra tvarkoj. Taip pat nepamiršti nueiti ir apsilankyti pas endokrinologą, nes būna ir endokrininiai sistemai kažkokie tai pakitimai. Taip pat aš visada rekomenduoju pasidaryti kraujo tyrimus. Yra dabar šiai dienai įvairūs moterims skirti moterų tyrimų programos įvairios. Galima ir privačiai ar ne pasidaryti ir matyti, kurioje tiesiog sistemoje ar ne yra sutrikimas, galbūt trūksta kažkokių mikroelementų. Labai dažnai būna cinko, seleno ar ne, moteris pradeda dažnai būna ir nerimauja ir taip pat serga dažniau. Prie menopauzės metu labai svarbu yra omega 3 ar ne, nes mes iš maisto jo praktiškai negauname. Reikia ten tada kasdieną būtinai linų sėmenis vartoti arba linų sėmenų kokie aliejų vartoti ar špinatų, ten bent 100 gramų čia sėklų, brinkintų reikėtų valgyti, kad užtikrintumėm omega 3, nes dažniausiai omega 6 gauname mes iš maisto. O ar galėtum dabar tada įvardinti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį pasidarius tyrimus, kad galėtum įvardinti, kad tai gali būti mano nerimo priežastis? Tai pirmiausia atkreipti dėmesį, ar visose srityse yra normos, ar ne, siekia tas rodiklis normas. Jeigu nesiekia normos ir mes, tarkim, galim internete kažkiek pasižiūrėti, bet šiaip visada rekomenduoju geriau kreiptis į gydytoją, ar ne, ir su juo pasikonsultuoti. Galbūt jį duotų patarimą kažkokį, gal reikia kokio maisto papildo, nes iš maisto mes įprastai dabar nebegaunam visų naudingų medžiagų. Ar galima būtų teigti, kad menopauzės moteris kartais nerimauja dėl to, kad nebesugeba ir nebenori tenkinti kitų lūkesčių? Ir tas jos gyvenimo virsmas, jisai yra labai svarbus tikriausiai suprasti, kur tai yra nauja riba, kad tu jaustumės gerai. Tai kokios tavo įžvalgos būtų? Dėl tų lūkesčių, tai dabar įsivaizduokit, jeigu mes nuolatos konfliktuotumėm, ar ne, garsiai, tarkim, paimkit jūs su kažkokiu tai žmogum, ar ne, su partneriu nuolat konfliktuojat, ar ne, tai ilgainiui jūs pavargstat nuo to. Tai kai mes kalbam apie šitą, tai vyksta vidinis konfliktas pas mus, ar ne, viduje, nes mes kaip ir norim kitiem įtikti, bet mums tai nėra priimtina ir tada vyksta vidinis konfliktas, ko pasiekoje mes išvargstam, ar ne, ir vis tiek reikia kažką keisti. Tai aš tiesiog, kaip ir sakyčiau, rekomenduočiau daugiau savo širdies balsu vadovautis ir nebandyti visiems įtikti, nes visiems įtikti tiesiog nepavyks. Taip, ir tą turime mokytis tikriausiai visą gyvenimą, kiekvieną dieną ir tada tie pokyčiai kažkokie tai teigiami tikrai ateina. Menopauzė ir virsmas, dar toksai labai, man atrodo, aktualus, svarbus ir dėmesio reikalaujantis klausimas, kaip išmokti paleisti tai, kas mums nebetinka. Nes ko gero mes išaugame iš daug dalykų, įsitikinimų tam tikrų, ar ne, ir specialisto kokios įžvalgos būtų. O būtent paleisti, ką jūs turite omeny? Kaip ir sakau, kažkoksai tai mano įsitikinimas, kad aš turiu būti visiems maloni. Kaip pavyzdys, ar ne? Ir man reikia kažkaip tai gyventi toliau ir aš matau, kad man nebereikia būti, aš neturiu būti, nes tai mane išvargina. Tai kaip pavyzdį, ar ne, aš daviau, kokia būtų rekomendacija, kaip išmokti tiesiog atsisveikinti su tuo, kaip su išaukta suknele, kartais ją sunku atidėti, ar ne, ten, ar atiduoti kažkam kitam, nes jinai mums kelia daug sentimentų, bet suprantame, kad nebetinka mums šiandien. Taip. Kaip visada ir mokymuose, visada visi prašo kažkokio slapto recepto. Taip. Tai dėja, bet to slapto recepto nėra ir labai sudėtinga būtų šitą pasakyti, tai yra labai individualu, ar ne, dėl to malonumo, ar ne. Tai tiesiog moteris jau subręsta tam ir jinai žino savo vertę, ar ne, kada jinai gali būti maloni, kada galėtų tiesiog parodyti ir savo charakterį. Tai manau, kad labai yra individualu ir sunku tiesiog, tokį vieną patarimą duoti, kaip, pačiai. Ir ko gero ieškojimas yra, ar ne? Savęs atradimas, klausimai savo ir gebėjimas atsakyti. Ir čia vėl aš norėčiau galbūt ir užakcentuoti, kad jeigu nepavyksta pačiam to atrasti, tai ieškoti kitų pagalbos, ar ne? Ką mes jau ir aptarėme. Aptarėm, taip.
Emocinis valgymas yra dar vienas iš tokių reiškinių, kurie lydi ne tik prie menopauzės moterį, menopauzės ir specialisto rekomendacijos, kokios nuomonės būtų, ką su tuo daryti, kaip su tuo kovoti. Taip, emocinis valgymas šiai dienai labai aktuali tema yra, ypatingai moterų tarpe, kadangi mes esam emocionalios ir mes tada bandom tiesiog suvalgyti tas emocijas, kurias išgyvenam. Ta pati nerimą, tą patį stresą, mes viską bandom tiesioginę tą žodžio prasme suvalgyti. Ir tam, kad to nebūtų, tai visada pagalvoti reikėtų, ar mes iš tikrųjų norim valgyti, ar tai yra tiesiog iš nuobodulio, iš nerimo, ar ne. Galbūt reikėtų pabandyti atsigerti, nes dažnai būna mes maišom, kada yra alkis ir troškulys, bandyti dažniau galbūt vartoti vandens, gal eiti pasivaikščioti, kažkaip nukreipti tas mintis ir nesėdėti tiesiog ir nuolat valgyti, ar ne, tai yra labai sudėtinga. Ir toliau yra dar viena išeitis, tai labai svarbu yra, kaip mes vėl atsiduriam tam pačiam taške, susitvarkyti su savo dvasiniu pasauliu. Nes kai išnyksta, ar ne, įvairios emocinės problemos, tada žmogus, moteris ypatingai, ar ne, ir susitvarko su to emociniu valgymu ir nustoja, ar ne, savo emocijas valgyti. Palieskime dar vieną temą - depresija. Ar dažnai pasitaiko depresijos moteriai 45+, to pereinamojo laikotarpio? Apskritai, iš tikrųjų, depresija sergančiųjų šiai dienai kiekis vis didėja. Nuo 2005 metų kiekis beveik 18% pakilęs yra. Tai yra labai dideli skaičiai ir yra labai dideli medicinos resursai yra eikvojami būtent tam. Ir depresiją negalėtumėm išskirti, kad būtent tik tai būtent 45+ moteriai yra būdinga. Šiai dienai būdinga yra visom moterim, ar ne, ir vyram. Tai yra būdinga, bet moteris, kadangi keičiasi ir hormoninis, ar ne, tas balansas, nei iš jo nelieka, tai tada moteris tikrai suserga depresija. Kaip atpažinti ir ar gali pati moteris nustatyti savo, kad aš jau peržengiau tas ribas ir man yra ar lengvesnė forma, aš jau apie sunkią formą net ir nekalbu, ar yra kažkokie tai apibrėžimai, kaip aš galėčiau savo. Jeigu kalbant apie lengvą depresiją, tai beveik praktiškai mes visi ją išgyvenam, susidūrę su tam tikrais kažkokiais įvykiais, pavyzdžiui, netektis labai ypatingai mūsų ar nepaveikia ir mes galim išgyventi tą lengvą depresiją. O savo, kaip sakant, diagnozuoti tos ligos neretai sunku yra tą padaryti. Dažnai būna, kad jeigu yra tai lengvos formos depresija, tai pastebi ir artimieji. Tai artimieji ir turėtų pagelbėti visų pirma. Galbūt jūs būsit ta moteris, kuri pastebit savo, kad jūsų draugė ar neserga depresija. Galbūt pastebit jos apatiškumą, nebenorą kažką veikti, daryti. Galbūt ateisit kokią dieną ir jį guli ant sofos ir žiūri į vieną tašką. Tai žinokit, kad tikrai yra jau depresijos kažkokios tai apraiškos. Tada reikėtų, draugiškai galbūt pasikalbėti, nepamiršti to kalbėjimosi, kad pasipasakotų, ar ne, ką jį jaučia ir tiesiog kreiptis į specialistus, nes būtent tik jie gali diagnozuoti šią ligą. Tu kaip tik užbėgai mano dar vienai minčiai apie tai, ką daryti aplinkiniam, jeigu aš turiu įtarimą, jeigu aš pastebiu, kad su mano bičiulė kažkas ne taip. Nes dažniausiai, jeigu mes klausime, ar tau viskas gerai, kaip tu jauties, tai paprastas atsakymas, jo, man viskas gerai, ar ne? Tai kokie būtų tada tokie švelnios priemonės, kaip tą moterį pamėginti jai padėti? Dažniausiai ir būna, kad užsideda kaukę ir sako, kaip jūs sakot, po tą šypseną dažnai liūdnas akis slepiasi ir ne, galima į akis pažiūrėti ir pamatytumėt, kad ten nėra tos laimės tiek daug. Ir ne viskas gerai visai. Ir ne viskas yra gerai, taip, ir dažnai būna, kad nuslepiama tam, kad, išvengti tų papildomų klausimų ar ne, papildomo dėmesio, nes moteris galbūt tuo metu ir nenori to dėmesio, bet reikėtų kažkaip švelniais būdais prieiti, pakalbinti, galbūt tuo metu, to fizinio kontakto nereikia iš karto apsikabinti ar paguosti, bet reikėtų paklausti, o kodėl aš matau, kad kažkas ne taip, kažkas yra pasikeitę, pasipasakoti, tiesiog reikia atrasti kiekvienam ar ne tą priėjimą prie to artimojo, nes tai labai svarbu yra. Monika, mes kaip susitikome apkalbėti mūsų pokalbio klausimus, eigą, tu man užsiminėjai apie naują tendenciją gyventi moterišku ciklu. Ar galėtum praplėsti tą mintį?
Gerai, jeigu trumpai tariant, tai moteriškasis ciklas, arba kitaip sakant, moteris yra pati tokia galbūt tikriausia gamtos dalis. Ji turi gyventi pagal moteriškai ciklą, nes mes ar ne išgyvenam prie menopauzės šią laikotarpį, kalbant, kol dar yra menstruacijos, yra folikulinis ar ne etapas, kuomet yra menstruacijos ar ne prasideda ir paskui jos užsibaigia ar ne. Tai kai jau užsibaigia menstruacijos, tada estrogenų kiekis vis didėja iki ovuliacijos ir ovuliacijos įvykus, tada jau moteris žydi ir ne, tie hormonai sproginėja ir ji yra pačios gražiausios formos, ta gyvybingiausia tą dieną jo. Jinai yra pati jau tame žydėjime, jo produktyviausia. Tai aš visada rekomenduoju, kad būtent po menstruacijų labai yra gerai pradėti ar ne kažkokias veiklas, kas jums patinka, įsitraukti, o jau ovuliacijos dieną tiesiog susiplanuoti kažkokią tai šventę, kažkokį renginį, susitikimą ir tada jūs žydėsit ir tikrai to energiją spindėsit, o po jau tos ovuliacijos ar neįvykus ovuliacijai, tada jau po truputį estrogenų kiekis kaip ir mažėja ir tada jau vėl keliaujam, tada jau reikia truputėlį leisti savo pailsėti, atitrūkti nuo visų tų kažkokių tai darbų. Taip. Tai yra labai graži teorija, ko gero šiandieninis gyvenimas mus verčia vis labiau atitolti nuo savo tų prigimtinių dalykų, arba tai yra labai sudėtinga įgyvendinti, bet kartais, kai žinai, tai yra labai naudinga ir kodėl ne pasinaudoti tokiais tikrai vertingais patarimais. Tai ačiū tau labai, kad daliniesi. Aš dar matau, kad tu esi atsinešusi kelias knygas ir ko gero turi ką pasakyti apie jas. Taip, tai aš norėčiau tiesiog parekomenduoti tokias knygas paskaityti, kurios galbūt moteriai padėtų ar net išgyventi tą sunkesnį laikotarpį. Tai pirmoji yra būtent Dale Carnegie, tokio autoriaus Nustok nerimauti ir pradėk gyventi. Tai yra labai įdomi knyga, kuri su praktiniais patarimais, kaip reikėtų gyventi ar ne be nerimo arba kaip jį veikti. Ir viena iš tokia įdomių minčių yra, kad tie, kurie negeba įveikti nerimo, miršta jauni. Tai būtent tie, kas įveikia nerimą, jie gyvena laimingai ir iš tikrųjų toje knygoje yra labai daug įdomių minčių, kaip pakeisti požiūrį, kaip kokioje situacijoje, pavyzdžiui, žmogus pasielgia ir kaip jo gyvenimas pasikeitė. Labai tokia tikrai žemiška knyga ir tokia, kurią galėtumėm kiekvienas mes ar nepaskaitę suprantama kalba parašyta ir kurią mes galime pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Taip, kasdieniniam gyvenime. Tai va šita viena knyga yra ir taip pat to paties autorio, tai yra kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms tiksliau. Tai mes kalbėjom ar ne apie draugus, ar ne truputėlį, kad kiekvienas draugas ar ne yra svarbus ten ir visa kita. Tai yra šitoj knygoje yra kalbama, kokius žmonės mes turim prie savęs pritraukti, kokius žmonės turim pasilikti ir kuriuos turime tiesiog nuo jų atsiriboti. Tai šita knyga yra kalbama, kad mes privalom turėti kontaktą su žmogum, nes mes esam socialios būtybės, bet tas kontaktas turi būti prasmingas, ar ne? Tai šitoj knygoje irgi yra labai daug praktinių patarimų. Net ir mano vyras, nors nelabai mėgsta ten ar ne daug tų įvairiausių knygų, tai jis yra toks intravertas, bet jis sakė, kiekvienas intravertas turėtų perskaityti šią knygą ir suprasti, kad bendravimas yra labai svarbus. Tai ir kiekviena moteris, manau, turi suprasti, kad negalima užsidaryti savyje, bet reikia turėti tų draugų ir žmonių, kurie juos tiesiog... Man čia šiek tiek suintrigavo antra sakinio dalis daryti įtaką žmonėms. Apie ką čia? Nes kartais ta įtaka, žinai, toks atrodo kaip primetimas, kaip kažkokia tai neigiamo, gal kažkokia atspalvio dalykas. Daryti įtaką kitiems žmonėms, tai yra kalbama yra galbūt, kuomet mes ieškom naudingo kontakto, ar ne, kai mes galvojam, ar ten galbūt verslo idėją kažkokią vystysime, galbūt ten kažką tai darysime, tai būtent turime ketinimų kažkokių, kaip padėti, pavyzdžiui, žmogui, kaip tai įtakoti, ar ne, kaip prie jo prieiti ir panašiai, tai iš tikrųjų galim tą padaryti. Tai ačiū, kad daliniesi labai. Taip, prašau. Na ir ką, mūsų laida visiškai jau atėjo į pabaigą ir Monika pasidalink savo top 3 patarimais, ką daryti moterim, kad išvengtų tą streso ir kad būtų sveikesnės, gyvybingesnės ir pereitų tą premenopauzės, menokauzės laikotarpį sklandžiau. Taip,
Tai mano, jeigu kalbant top 3, aišku, galima būtų daug išskirti jų, bet aš išskirsiu galbūt tokius, kurie man rezonuoja ir manau, kad daugelį moterių, tai mes kaip ir kalbėjom, svarbiausia yra keisti požiūrį, ar ne? Jeigu mes negalim pakeisti situacijos, mes keičiam požiūrį į tai, ar ne? Nes ne viską mes gyvenime galime ar ne įtakoti, tai tada mes pakeičiam tiesiog kitom spalvom arba kaip ten kalbėjom, per kitą langą žiūrim tą visą situaciją. Kitas dalykas, ką norėčiau visom tiesiog parekomenduoti, galbūt paskatinti visas, jeigu turit norą kažką tai padaryti, tai ir darykit. Ir negalvokit, kad geriau jau padaryti, negu galvoti visą gyvenimą, o jeigu aš būčiau padaręs, galbūt buvę geriau. Tol, kol mes nepabandome to padaryti, mes negalime pasakyti, ar tai pasiteisino ar ne, ir geriau jau padaryti tai. Ir paskutinis, toks kaip ir patarimas, bet su tokia išmintim, gal pirmiausiai norėčiau pradėti nuo to, kad vakar diena tai yra istorija, rytojus tai yra paslaptis, o šiandien diena tai yra dovana. Tai reikėtų kiekvienam priimti tą dovaną, džiaugtis šią dieną ir, kaip sakant, gyventi tuo. Ir jeigu kažką tai suplanavę esat, darykit viską šiandien, netidėliokit rytoj. Tai mielos mūsų laidos žiūrovės, noriu užbaigti šitą pokalbį ir labai padėkoti Monikai dar pirmiausiai už tokias ir įžvalgas, ir praktinius patarimus, kaip mes tikrai galime pagerinti. Ir ko gero nuo tų mažyčių žingsnių tarsi atrodo labai tokių nedidelių, nereikalaujančių daug pastangų, mes tikrai galim savo padėti. Ne? Na, o laidos žiūrovėm noriu palinkėti gebėti pritaikyti šitos Monikos patarimus ir rinktis tą langą, kurio vaizdas yra į žydintį sodą, į paukštelius ir mėgautis gyvenimu.